O, vaikštam su kolega po mišką šiandien. Žiūrėsim, gal ką nors rasim. Čia keletą dobyčių padarėm. Yra signalų, bet nieko gero. Vaikštam toliau. Taip, vaikščiam. Ir pas kolegą su AT proškė iškrito savietai. Savietai 1,970. Štai. Kągi, vaikštam toliau. Duobė va tokia va išrausta. Buvo signalas 80 virš su AT proškė. Ir iškrito pagal viską, kas matosi, tai carska moneta Nikolajus 1 kopeiką. Ar tai 2 kopeikos, labai užmuštos 1889 metai. Tai va, mišką, dar valandą laiko, kad negalvotų, kad čia vien auksų. Tai va, mūsų dar per valandą laiko, kiek surinkta visokio gero dalykėlio, vien alchašyje. Pabandysim pervažiuoti kitą vietą. Tai tiek, pervažiavom į kitą vietą. Mes vaikščiam vėl po mišką. Tai va, praėjo signalčikas. Kažkas iškrito, žiūrėsim, kas čia per probleškas. Žvaigždė matosi. Kareiviška saga sovietų. Čiut matosi. Labai jau jinai nekokia. Vėl vaikštam miškų. Signalas pas kolegą. Kažkoks tai toks daiktas iškrito prie apkasų. Nežinom, kas šitokio dar. Labai toks interesnas. Kaip rezakas kažkas tokio, bet matosi, kad biški turi senumą. Vėlgi signalčikas. Kažkas iškrito pliuškokas. Kažkoks neaiškus. Bet čia yra saga. Paprasta. Saga, nu nežinau, nepaprasta, bet kareiviška, gal kokia nuo kalisonų. Ar nuo kažko tai kaip cinkas skambėjo. Va, baigėsi mūsų kopas. Tenka. Ką mes čia šiandien nudibalį. Šlamštas visoks. Sakė, vat Nikolai, čia visokių dalykų. Ir lūpdažių turim, raktų nuo namų. Tai eisim, namus pratikrinsim. 1 kopeiką. Čia bus 1 carska, 2 kopeikos sovietiškos, mato 70 kažkur, 70-ieji, 70-ieji, o čia irgi 70-ieji. Viską, ką jūs matote, tą šiandien ir radom ir daug visokių šiukšlių. Nu ką, iki kito karto. Tai va, dar pamiršau parodyti tiesą, ką radom. Tokį dalyką, gal kas matys, gal kas parašys į forumą, kas čia per nesąmonė tokia įdomi, kaip rezako, bet labai kažkaip čia nieko nelabai kas matosi tams. Tai va, tai dabar jau tikrai iki kito karto. Važiavom į mišką. Vaikštinėjame, buvo signalas, štai, kažką iškasim. Pasižiūrim. Pravoslavų kryželis, gaila nulūžęs, bet radinys. Ką, ieškom toliau. Vaikščiojom, čia kur neseniai radom kryžiuką duobė.
Ir tiesiog porą, reiškės, ne porą, o kažkur pusmetris va nuo kitos duobės. Iškrito vėl kažkas mums. Žiūrim, kad turim. Apvalaus kažkas. Bus antpirštis. Toksai vat antpirštis, cielas, nepažįstas. Išvalysim, paskui pažiūrėsim. Tai va, vaikštom toliau. Va, čia ta duobė, čia kita duobė. Vaikštom vis dar po mišką, radom takelį tokį. Čia jau buvo signalas, bet nieko gero. Dabar čia va irgi signalas iš šitos dubytės. Ir išklytęs matas kažkoks. Bandysim pažiūrėti. Sovietai. 64 metai. Kiek matau. Čia ankstesnieji sovietai. Matosi prieš šviesą. Miški. Tokius va radinius ieškom. Ieškom toliau. Einam pro mišką. Jau kokią 10 minučių nebuvo signalų. Čia va kasta. Prasme eita. Praėjom, čia buvo signalas. Ir iškrito. Žiūrim. Čia bus mūsiškiai. 10 centų. 10 centų aukų. 10 centų. Einam, ieškom. Pervažiavom į kitą vietą. Vaikštom mišku. Signalas. Iškrito kažkokia tai taliukas. Nuo ko jisai čia, nuo termometro, nuo ko. Užrašai registret balans rocket. Kažkoks būtų toks. Net nesivaizduoju, kas čia tokia. Jeigu matosi užrašai, skaičiai. Ar svarstyklės kažkokios, ar kažkas tai nesvarstyklių galbūt.